Taip, aplink mane turim keletą prietaisų, kurie, sakykime, dirba tiek tarpusavyje, apsikeičia informaciją, tiek dirba su ofiso, kaip pasakyti, biuro programinėmis įrangomis įvairiomis. Tos programos, sakykime, joms visoms svarbu tiek geometrija, tiek visi tie atributai. Tai šiuo atveju iš tų biuro programinių įrangų mes gauname kažkokį tai projektą, tai yra projektinė medžiaga, kaip kažkas tai pagal taisyklės, pagal užsakymą, sakykime, suprojektavo. Ir tuomet reikia atvažiuoti vietą ir kažkaip tai tą tašką parodyti. Tai šita aplinkui įranga, sakykime, atlieka skirtingas to proceso funkcijas. Ir kalbant apie tą įrangą, ji gali būti panaudojama bet kuriam procese. Prieš visą ciklą, sakykime, pastato statybos. Tai yra ruošiant pradinę medžiagą, ant kurios bus projektuojama, toliau projektinę medžiagą pasitikrinti ar pradėti ruošti tam, kad žinoti, kurioje pasaulio vietoje ir kur konkrečiai tas sklypas, tiek kokiais ilgio, kur turi tilpti, į kurią pusę turi būti pasuktas. Taip, čia yra, sakykime, sprendimai, kurie apjungia tiek biurą, tiek lauko darbą. Efektas yra toks, kad iki šiol daugelį metų buvo dirbama su koordinatėmis. Tai reiškia, jeigu nori lauke parodyti kažkam konkretų tašką arba kaip tiesiai pastatyti kažkokią tai ašį pastato, tai turi turėti koordinates, kurias tu pasirašai, ar tai rankomis išsirašai, ar kažkokiu tai, pavadinkime, mechaniniu būdu. O čia turime įrangą, į kurią galima įsikelti tiek 3D vaizdą, tai reiškia neturėti nei vienos koordinatės, bet kažkas suprojektavo pilną pastatą su viskuo. Tiek tos struktūrinius elementus, tiek šildymą, vedinimą, nesvarbu. Visi smulkus elementai, bet kas, gali būti netgi suprojektuoti baldai, kurie ir kaip stovės. Ar kažkoks kur vamzdis išlys per sieną. Tai turime, sakykime, produktus, kurie lauke įgalina lygiai tą patį. Tai yra iš 3D vaizdo išsirenkat, kad aš esu antrame aukšte, aš dabar dirbsiu su sienomis arba ten, tarkime, lubomis ir noriu žinoti, kur ten kertasi kažkokia tai pertvara. Išsirenku pertvarą, atsiranda prietaisai reikalinga koordinatė, jį pati susiskaičiuoja lauke, atsiranda prietaisai aiškumas, jam nuo kažkokių tai žinomų tikslių taškų susiorientavus toj patalpoj, bet kurį kitą tašką paspaudžiu, jis iš karto atsisuka ir rodo. O jeigu tai yra projektiniai duomenys, jis iš karto pasako, nuo projekto, taip kaip dabar siena stovi, yra nukreipta į tą pusę, ten tarkime 2 mm ar 10 metrų. Ir tas procesas gali kartotis N kartų. Tai yra galima parodyti, kiek buvo padaryta klaida, kviečiama, sakykime, brigada ištaisyti tą, pavadinkim, statybinį broką laikinai ir vėlgi galima permontuoti ir tie duomenys nešasi su savim informaciją, kad tas taškas, sakykime, jau buvo matuotas, matavo tas ir tas, tokia tai įmonė, toks darbuotojas, tokiu tai laiku ir gavo tokius tai rezultatus ir dar iš karto prisegu nuotrauką vizualiai. Lietuvoje tai yra pakankamai naujas dalykas. Kaip minėjau, iki šiol visi, čia aišku, nuo gamintojo daug kas priklauso, gamintojas turi daug toj vietoj padirbėti, kad būtų greitai ir efektyviai, kad norėtųsi tai naudoti, tą ne tik koordinačių nusirašymą, bet kad vizualiai informacija keliauja ir jinai yra teisinga, pakankamai tiksli darbui. Tai yra pakankamai naujas dalykas, tai iki šiol, mano nuomonė, dauguma sustodavo toj vietoj ir išsirašydavo koordinates. Tai dabar turime, sakykime, tokį išdirbtą ciklą, kur naudojant įvairius prietaisus įvairiam proceso dalims, laukui, vidui ir taip toliau. Galima tiesiog keliauti ratu ir projektiniai duomenys, darbas lauke, palyginimas, grįžtama vėl į projektinius duomenys ir ten matome iš karto ataskaitos, kiek yra pamatuota, kiek yra pastatyta, visi reikalingi duomenys ir jie gali būti, kaip sakyti, tos internetinėse debesyse. Tai reiškia, yra kiekvienas asmuo, nesvarbu kokios jo pareigos ir kur jis yra, susikuria tą virtualią paskyrą ir tam, kam įdomu, pasieks informaciją, kaip tai vyksta statybų aikštelėje, interneto pagalba. Bevielių ryšių tiesiog nukeliauja duomenys, kas kada ką pastatė ir kas pamatavo ir teigia, kad yra atliktas darbas ir atliktas kokybiškai. Visiška kontrolė. Tuo labiau galima apjungiant keletą įvairių programinių įrangų, biuro programinių įrangų, gali būti užstatomi tokie veiksmai kaip automatizuotai, sakykime,
jei pamatoma, kad reikia kažką taisyti statybų aikštelėje, tai automatiškai nueina žinutė, kad tas ir tas darbas vėluos už 2 savaičių. Čia yra, sakykime, paimti iki šiol buvę atskiri instrumentai ir atidirbta taip, kad būtų galima su tais duomenimis vaikščioti taip, kaip reikia pagal situaciją. Tai reiškia, turim, pavyzdžiui, GPS imtuvą, tai jis... Taip. Kaip jis vadinas dar kartą? GPS, GNSS. Taip. Tai va, tarkim, Trimble R10 ir jis matuoja tašką ten, kur jūs jį smėgsit, jis žino, kur jis yra. Tai sakykime, susirandam, kur yra sklypas, ar tos pirminius taškus nusižymim, kur bus pamatų duobė vėliau ir taip toliau. Tai, bet su juo tas našumas mažas dėl to, kad žmogus gali įvelti klaidą, nusprendžiant, kur jį smėgti, kad jis užfiksuotų koordinatę. O antras dalykas, kiekvieną charakteringą tašką reikia ateiti, fiziškai atsistoti, palaukti ir užfiksuoti. Taip. Toliau ten matot Trimble TX5, tai yra 3D lazerinis skaneris. Jis, sakykime, lokaliai ten, kur jis yra, į visas pusės šaudo lazerį iki 1 milijoną taškų per sekundę ir gaunama tokia kaip raiški, nespalvota arba spalvota fotonuotrauka, bet itin raiški. Skirtumas yra toks, kad ką pamatuosite virtualioje erdvėje, lygiai tas pats bus garantuotai, kaip pasakyti, realybėje. Su ruletė bus dar mažiau tikslu negu su juo. Ir nereikia iš anksto rinktis, ką reikia matuoti. Viskas yra užfiksuojama, o vėliau su tuo pertekliu duomenų yra dirbama, filtruojama tai, ko jums reikia. Tai mes šiandien dienai taip ir padarėm. Iš keletos pusių statėm šitoj patalpoje tą skanerį, surinkom tą vaizdą. Čia matot milijonai tų taškų. Ir iš jų žmogus mato tą geometriją, spalvas, supranta, kad ten kėdė ar kolona, siena ir taip toliau. Kompiuteriui tai nieko nereiškia, kol žmogus su pele nepaspaus nuo ten iki ten, tol nepamatuos, kol nepasakys, kad čia yra siena. Tai vėliau mes pasidarėme tų, sakykime, visokių kantų, briaunų ir taip toliau. Jas sekant pasidarėme tokį 3D modelį. Padarėme tą 3D modelį. Ir jį įsikėlėme į lauko planšetę. Tai yra programinė įranga, su kuria dirbama lauke, kuri valdo prietaisus, taip sakykime, tą vadinamą geležį, ne programas. Robotizuotas tachiometras. Tai va, pradėjau nuo GPS-o. Tai GPS-as žino, kur yra, bet jį reikia pastatyti ant to charakteringo taško. O tachiometras jis nežino, kur yra, bet jam davus kažkokius atskaitos taškus tiksliai, tada visus likusius aplinkui viską, ką mato, galite jūs valdyti, pamatuoti, palyginti su projektu ir panašiai. Atstumus po vienus taškus įvairiai. Taip pat jis turi filmavimo kamerą, irgi galima pritaikyti tas technologijas, kad vienas žmogus, sakykime, pastato prietaisą ir vaikšto kilometro spinduliu per lauko planšetę, valdo jį ir nori matuoja, nori tikrina projektą, nori kaupia papildomus, trūkstamus duomenis ir panašiai. Tai viskas, kaip sakyt, veikia komplekte.